Labą diena, labai malonu, kad prisijungėte paklausyti šito pranešimo labai svarbia, bent jau man asmeniškai, bet manau ir mums visiems tema - kibernetinis saugumas. Aš esu Sigita Jurkinaitė, dirbu Nord Security Vilniuje ir šiandienos pranešimą pavadinau Raketų mokslas su klaustuku. To priežastis yra dėl to, kad prieš maždaug 10 metų, kai aš pati pradėjau savo karjerą technologijų srityje, maniau, kad kibernetinis saugumas yra labai sudėtinga tema, kažkas, kuo užsiema tik tai labai technologiškai išprusę žmonės, turintys ypatingą intelektą, ir tai galima prilyginti raketų gamybai ar raketų mokslui. Tačiau dabar, praėjus 10 metų ir patyrus tikrai labai daug skirtingų sričių, tiek technologijose, tiek kibernetiniam saugume, noriu Jums parodyti ir įtikinti galbūt ir Jūs, jeigu Jūs galvojate taip kaip aš kadais, kad tai yra sritis, kuria rūpintis turime kiekvienas ir kad kibernetiniam saugume yra temų, kur kiekvienas žmogus turime imtis atsakomybės tiek už savo saugumą, už savo įstaigų saugumą, už savo šeimos saugumą. Ir kibernetinis saugumas tai yra tikrai ne mokslininkų, kurie stato raketas dalykas, bet kiekvieno iš mūsų kasdienybė. Taigi, jeigu galvojate, kad tai yra kažkas labai sudėtingo ir ne kiekvienam prieinamo, tikiuosi, kad pabaigoje savo prezentacijos pakeisiu ir Jūsų nuomonę. Šiandien pranešimą padalinau į 3 dalis. Visų pirma, trumpai apžvelgsime, kas yra kibernetinis saugumas. Tuomet daugiausiai laiko praleisime prie atsparumo temos, kaip nebūti silpniausia grandimi, kaip pasirengti tam tikroms atakoms ir išmanyti, kas vyksta ir kodėl tai vyksta ir kaip galime nuo to apsisaugoti. Ir pabaigoje labai trumpai norėčiau apžvelgti dar vieną temą, kuri yra šiek tiek susijusi galbūt ir su technologijomis, bet bendrai apie ateities darbus, apie tai, kaip gali atrodyti ta ateities darbo rinka ir kaip pasiruošti tiems darbams, apie kuriuos galbūt mes net dar ir nežinome, kokių savybių ar gebėjimų reikės, kad galėtumėm įsitvirtinti ir būti sėkmingi ateityje. Taigi, kaip minėjau, visų pirma, norėčiau pakalbėti apie tai, kas yra kibernetinis saugumas, kad visi būtumėm ant to paties lapo, bet paradoksalu, kad kalbėdami apie tai, kas yra kibernetinis saugumas, labai dažnai susidurėme su tuo, kas jis nėra. Visuomenėje ir žiniasklaidoje ir visur kitur yra gajus tam tikri mitai apie kibernetiką, apie šitą sritį. Ir jie dažnai užgožia tai, koks iš tikrųjų yra mūsų darbas. Taigi pirmasis, turbūt pats populiariausias mitas ir stereotipas, kurį turbūt sukūrė daugiausiai populiarioji kultūra, tai yra filmai, serialai, tai kad šita sritis yra taip vadinamųjų hakerių ar programišių reikalas, kad jie yra vieniši kompiuterių genijai, kurie sėdi kažkur tamsiuose kambariuose su juodais kapišonais ir bando įsilaužti į mūsų sistemas, į mūsų paskyras, į banko sąskaitas ir iš to uždirbti. Taip, turbūt yra ir tokių žmonių, bet tai jau yra labai reti atvejai, nes pagrinde kibernetinis saugumas gina mus nuo gerai organizuotų grupių, dažnu atveju nuo valstybės remiamų organizacijų, kurios turi tikrai didelius išteklius ir strategijas, bet to didelė dalis atakų, ypatingai tų, su kuriamis susiduria mes kaip individualūs asmenys, yra automatizuotas ir tai tikrai nebėra kažkoks žmogus, kuris bando atspėti ar nulaužti mūsų slaptažodį ir tokiu būdu pasipelnyti. Dažniausiai tai yra daroma kompiuteriu ir vis dažniau yra pasitelkiamas, aišku, dirbtinis intelektas. Antrasis mitas, ir šitą dalyką girdim tikrai labai dažnai, pavadinau tą mitą aš niekam neįdomus, bet iš tikrųjų tai yra toksai dažnas supratimas, kad kibernetinės atakos yra vykdomos prieš didelės įmonės, prieš valstybės, prieš kažkokius labai svarbius bankus ir panašiai. Ir kibernetinio saugumo nusikaltimo apibrėžimas dažnai mūsų įsivaizdavime yra kažkas, iš ko labai galima daug pasipelnyti, kur galima padaryti tikrai labai didelę žalą tam tikroms infrastruktūroms. Tačiau iš tikrųjų, kai pagalvojam šiek tiek atidžiau, net ir paprasta gauta SMS žinutė su kenksminga nuoroda taip pat yra kibernetinis nusikaltimas ir tų nusikaltimų apibrėžimas yra tikrai kur kas platesnis. Taigi taikiniais gali tapti tiek ir mažesnės įmonės, bet dar labiau ir
individualūs asmenys, kurie tikrai turi mažiau išteklių apsiginti negu dideli bankai, įmonės, valstybės ir panašiai. Taigi tas įsivaizdavimas, kad niekam aš neįdomus, aš nelabai turiu ką slėpti, aš nelabai turiu daug pinigų ar dar kažką, tai yra klaidingas tikrai, nes kiekvienas iš mūsų galim, o gal jau ir esam tapę kibernetinių nusikaltėlių aukos. Ir paskutinis turbūt tai susijęs su tuo, apie ką kalbėjau pranešimo pradžioje, kad kibernetinis saugumas yra tik technologijų klausimas, kad tas žodis kibernetika kažkaip sufleruoja, jog tai yra techninių specialistų darbas, susijęs su programinė įranga, su tokiais dalykais kaip ugniasienės, antivirusinės programos ir panašiai. Tačiau iš tikro kibernetinis saugumas labai labai didelė dalimi apima mūsų elgesį, žmonių elgesį, mokymus, išsilavinimą šioje srityje, kuris padeda mums būti atspariems siekiant išvengti klaidų. Taigi tai žinoma didelė dalim yra ir technologijų klausimas, tai suprantama, kad yra susiję ir su tuo, kaip iš techninės pusės apsaugoti sistemas, infrastruktūras, kompiuterius, kitus įrenginius. Tačiau labai labai daug priklauso ir nuo kiekvieno iš mūsų ir kiek mes būsime atsparus asmeniškai. Taigi, iš tikrųjų, kibernetinis saugumas yra ne visi tie mano prieš tai išvardinti dalykai, o mūsų visų atsakomybė, dėl ko, matyt, mes čia šiandien ir susirinkome, kad šiek tiek geriau suprastumėm ir išmoktumėm, kaipgi mes galime tos atsakomybės tinkamai imtis ir būti atsparesnė. O tai, jog mums reikia kiekvienam susirūpinti ir rūpintis kiekvieną dieną, rodo ir statistika. Žmogaus klaidos, žmogiškasis klaidos yra vis dar dažniausia kibernetinio saugumo pažeidimų priežastis. Prieš keletą metų IBM atliko tyrimą ir jų kibernetinio saugumo žvalgybos indekso ataskaitoje buvo pastebėta, jog žmogiškoji klaida yra 95% kibernetinių incidentų priežastis. 95% incidentų priežastis. Praktiškai visų incidentų priežastis yra žmogaus klaida ar žmogaus kažkoks netinkamas elgesys, nepasirengimas ar nepastebėjimas tam tikrų dalykų, o ne tai, kad yra nulaužiamas, taip sakant, ar įsilaužiama į sistemas, į įrenginius. Ir tai yra to naratyvo, kurį turbūt ne vienas esate girdėjęs, priežastis, kad žmogus yra silpniausia kibernetinio saugumo grandis. Man šitas naratyvas nėra labai priimtinas. Aš manau, kad kuo mes dažniau kartojame žmonėms, kad jie yra silpniausia grandis, tuo mažiau suteikime jiems įgalinimo kažko imtis. Nes atrodo, jeigu aš jau ar taip esu silpniausia grandis ir čia nieko labai daug nepadarysi, nes beveik visi incidentai atsitinka dėl žmogiškosios klaidos, na tai ką jau čia labai mokysies, ką jau čia imsiesi ir ta statistika pernelyg nepasikeis. Galbūt jinai taip smarkiai ir nesikeičia, kaip minėjau, tas tyrimas buvo atliktas prieš keletą metų. Dabar globalios tendencijos irgi rodo, kad žmogiškosios klaidos yra atsakingos už, na taip, žiūrint, kokią statistiką paimsim, nuo 70 iki 90% kibernetinių incidentų. Aišku, su kibernetinių incidentų statistika yra labai sudėtinga dėl to, kad labai didelė dalis jų yra neraportuojami. Tai mes iš tikrųjų net ir nesužinom, kad kažkas yra įvykę ar kodėl tai įvyko. Bet kokiu atveju tendencija yra ta ir Lietuvoje situacija taip pat yra panaši. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro raportai kasmetiniai taip pat rodo, jog žmogiškosios klaidos yra vis dar kritinė problema. Todėl norint pakeisti šitą naratyvą, norint pakeisti šitą mums dėja dar nepalankę statistiką, ir iš silpniausios grandies tapti atspariausiais kibernetinio karo kariais, jeigu galima tokį palyginimą panaudoti, svarbiausia yra žmonių atsparumas, mūsų atsparumas ir supratimas, kokios tos atakos yra ir kaip jų galima išvengti. Dėl to, kaip minėjau, antra šio pranešimo dalis, atsparumas, jai skirsime daugiausiai laiko ir apžvelgsime pačius pagrindinius, dažniausiai pasitaikančius kibernetinio atakų metodus, kurie ir veda į tuos incidentus. Galbūt esate girdėję apie tokį terminą kaip socialinė inžinerija. Tai yra vienas iš efektyviausių kibernetinio atakų metodų ir jis išnaudoja ne
technologinius pažeidimus, o žmonių psichologiją. Ir būtent dėl to ta žmogiškoji klaida ar žmogiškosios psichologijos silpnybės ir veda į tuos kibernetinius incidentus ir didina tą statistiką ir tos procentus, apie kuriuos ką tik kalbėjome. Tai socialinės inžinerijos pagrindinis principas yra manipuliacija. Manipuliuoti žmogaus jausmais, žmogaus psichologiją, kad žmonės pasielgtų neracionaliai, neapgalvotai ir tokiu būdu atiduotų savo jautrius duomenis, atskleistų konfidencialią informaciją arba netgi padarytų veiksmus, kurie privestų prie programišių ar sukčių turimos prieigos prie mūsų sistemų ar mūsų socialinių medijų ar mūsų elektroninių paštų, banko sąskaitų ir panašiai. Tai svarbu suprasti, jog tai yra tiek labiausiai paplitusi kibernetinių incidentų atakų metodų, tiek ir vienas iš tų, kur ne techninės priemonės, įsilaužiama ne į programas ir naudojant netechninius dalykus, o paprasčiausiai yra, jeigu taip paprastai tariant, nuhakinamas žmogus, pasiremiant gerų išmanymų, kaipgi žmonės veikia, kas žmonės paveikia, kaip jie gali silpnumo akimirką, nepagalvoję, galbūt racionaliai nesustoję ir nepamąstę, pasielgti taip, kaip jiems paprastai gal ir net nebūtų įprasta. Na, o daugiausiai socialinės inžinerijos vyksta phishingo būdu. Nu, angliško žodžio phishing, kurį galbūt irgi esate girdėję. Ir ši socialinės inžinerijos forma vėlgi remiasi manipuliacija, apgaulė, dažnu atveju apsimetus kažkokią patikimą instituciją ar galbūt kitų asmenių, ar netgi asmenių, kurį jūs pažįstate. Ir taip siekiant išgauti prisijungimą prie jūsų sistemų ar išgauti jūsų konfidencialią informaciją ir jautrius duomenis. Čia įdėjau 4 socialinės inžinerijos phishingo dažniausiai turbūt pasitaikančius būdus. Ir pats pirmasis yra pats seniausias ir labiausiai paplitęs ir vis dar labai labai dėja sėkmingas, tai yra elektroninis paštas. Šiame pavyzdėje matote tikrą laišką. Tai yra mano prieš keletą dienų į elektroninį paštą gautas elektroninis laiškas. Čia tikrai, man atrodo, visiems yra labai akivaizdu, kas išduoda, kad tai nėra tikras laiškas. Šiame laiške yra apsimetama Nyderlandų paštu. Aš toje šalyje gyvenau prieš kokius 10 metų, gal šiek tiek mažiau. Ir tai tikrai galėtų būti, kad aš vis dar gaunu kažkokį paštą iš jų. Šiame laiške yra parodyta, kur reikia paspausti, kad atsiimti tą siuntinį ar kažką, ką aš ten gavau, bet truputėlį geriau įsižiūrėjus, aišku, matosi, kad nėra tam tikrų logotipų, yra kažkokie keistos raidės, keistas išdėstymas ir spalvos, kuriamis bandoma patraukti dėmesį, kad paspausime būtent ten. Ir galiausiai pažiūrėjus siuntėją, matome, kad domenas yra .ru, tai .ru Rusijos domenas ir tai tikrai negali būti Nyderlandų paštas. Tai tokių laiškų mes iš tikrųjų gauname labai labai daug. Turbūt pusė laiškų iš vis pasaulio elektroninių laiškų, kurie išsiunčiami, yra būtent tokie ir panašus laiškai. Dažnu atveju jie nueina tiesiog į mūsų spam dėžutę ir mes jų net ir nepamatome, nes filtravimas yra pakankamai pažengęs, bet tikrai gali būti, kad tas laiškas atrodys kur kas profesionaliau ir ne taip kaip čia, kur yra tikrai akivaizdu, kad tai nėra tikras. Ir jeigu tema bus kažkokia mums aktuali, daug aktualesnė negu šita man, ir galbūt mes ir tikėsimės iš tos institucijos to laiško, tai tikrai yra galimybė ant kažko paspausti, suvesti duomenis ir tokiu būdu atskleisti sukčiams tai, ko nenorėtume atskleisti. O tos temos gali būti tikrai įvairios. Gali būti neapmokėtos sąskaitos, vėlgi, iš telekomunikacijų, tarkim, jūs kiekvieną mėnesį gaunate tą sąskaitą ir gavę tą sąskaitą panašiu metu, lyg ir turėtumėt gauti, ir jeigu neatrodo tikroviškai, ir logotipai, ir spalvos, ir tekstas, ir galbūt jūsų vardas pavardė sutampa, tai tikrai yra didelė galimybė, kad kažkokių tai smulkmenų nepastebėję galite paspausti ir pabandyti susimokėti už telefono sąskaitą ar kažką panašaus. Tema taip pat gali būti ir paskyrų saugumo problemos, kuomet gauname mailą, jog mūsų slaptažodis baigia galioti kažkokios paskyros arba esame neprisijungę prie kažko jau ilgą laiką, dėl to mūsų paskyra bus atjungta, jeigu nesuvesime čia savo slaptažodžių ir paspaudę ten
galima atiduoti taip vartotojo vardas, slaptažodį ar kitas kažkokia jautrią informaciją. Labai dažnai gauname turbūt visi tiek elektroniniu paštu, tiek ir kitais kanalais įvairių pranešimų apie laimėtus prizus, apie labai didelės nuolaidas, gali būti ir darbo pasiūlymai. Siuntiniai jau minėtas, kaip ir šitas iš pašto, kad atsimkite savo siuntinį arba susimokėkite papildomai iš siuntinį. Tema gali būti ir kompiuterinės įrangos atnaujinimai, kada jums parašo, jog jūsų operacinė sistema ar kažkokia aplikacija telefone ar kitam įrenginiai kompiuteryje yra pasenusi ir reikia ją atnaujinti, parsisiųsti kažkokią naują versiją. Gali būti ir socialinės medijos pranešimai, tie patys Facebook, Instagram ar kiti, apsimetus jais bandyti išgauti jūsų prisijungimo duomenys prie tų socialinių medijų. Naudojamės visi tikrai muzikos, filmų, žaidimų platformom. Ir dabar paskutiniu metu iš tikrųjų yra išpopuliarėję ir labdaros prašymai, kada apsimetama gerai žinomomis labdaros ar paramos įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis ir dabar artėjant šventėms tikrai dažnas mūsų galim tikrai paspausti, suvesti, paaukoti ir pervesti tos pinigus į tariamai labdaros website, bet iš tikrųjų ten yra kitoje pusėje tikrai nelabdara. Tos pačios temos gali kartotis visose phishingo metoduose, tai emailas, kaip minėjau, yra toksai pats seniausias turbūt ir pats gajausias vis dar SMS-ai arba taip vadinamas smishingas yra taip pat ypatingai populiarus būdas ir dėja labai paveikus. Tokių žinučių, manau, tikrai esate gavę visi. Čia irgi yra tikras pavyzdys, kurį gavau prieš keletą dienų, kad laimėjau jackpotą bitcoinais ir reikia elektroniniu paštu nusiųsti savo asmeninius duomenis. Aišku, juos nusiuntus turbūt aš gausiu kažkokią atgal nuorodą ar prašymą kažką susimokėti, įvesti ir panašiai. Tai dėja šituo labai viliojančių pasiūlymų nesusidomėjau ir nepasinaudojau, bet šitos žinutės taip pat yra labai populiarios ir turbūt kiekvienas galėtumėt man parodyti po pavyzdį arba papasakoti po pavyzdį, kaip arba jūsų artimoje aplinkoje kažkas yra gavę tokį pranešimą. Tikiuosi, kad nepaspaudė ir nesuvedė duomenų, bet būna ir tokių atvejų, žinoma. Phishingas arba skambučio phishingas, tai yra, kuomet skambina dažnai nežinomas numeris arba to numerio iš vis nematyt ir jūsų taip pat prašo padiktuoti kažkokius tai jautrius duomenis. Tarkim, skambina iš banko kabutėse ir prašo padiktuoti jūsų prisijungimo duomenis, ar jūs prašo identifikuotis, kad galėtų jums suteikti tam tikrą informaciją. Gali būti to pokalbio metu naudojami neteisingi teiginiai, norint, kad jūs pataisytumėt ir pateiktumėt tikrą informaciją. Tarkim, jeigu man paskambintų ir sakytų, skambiname iš to ir to X banko, ar kalbame su Simona. Ir aš sakyčiau, ne, kalbate su Sigita. Ir dar keletą pateikus neteisingų teiginių ir man juos pataisius, jie galėtų susirinkti jau mano asmeninę informaciją ir žinotų, kam priskirti šitą telefono numerį. Ir paskutinis, kurį norėjau paminėti, tai yra phishingas arba QR kodų phishingas, kuomet viešose vietose arba tinklapiuose ar kažkokiose reklamose yra paliekami QR kodai, prašoma juos nuskenuoti ir tada atsidaro kažkokie puslapiai, kur jau reikia suvesti vėlgi savo duomenis, arba jūs nuskenavę tą QR kodą, jums į įrenginį pradeda siųstis kenksminga programinė įranga ir panašiai. Tai tikrai reikėtų būti budriems dėl visų šitų phishingo ar socialinės inžinerijos būdų. Ir kogi siekia tie programišiai, hakeriai, sukčiai, kurie užsiminėja šitom veiklom ir kodėl jos yra vis dar sėkmingos. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro tinklapyje yra tikrai labai išsamei papasakota ir aprašyta, kokie yra siekiai būtent šitų nusikaltelių. Trumpai apžvelgsiu, tai pats pirmasis ir pats turbūt pavojingiausias mums yra sistemos užkrėtimas kenkėjiška programinė įranga, taip vadinama malware. Malware yra trumpinys iš malicious software anglų kalboje. Ir tai yra programinė įranga, programos ir kodai, kurie sukurti kenkėjiškiams tikslams, tokie kaip virusai, botai, gali būti šnipinėjimo programos, išpirkos reikalaujantį programinę įrangą. Ir tų variacijų iš tikrųjų yra nesuskaičiuojami skaičiai. Prieš porą metų buvo atliktas tyrimas, kurio išvadose buvo parašyta, kad
per metus naujų malware variacijų atsiranda apie 500 milijonų. Tai čia irgi yra tik tai, ką žinom, tik tai, ką galim suskaičiuoti, kiek yra dar nežinomų įvairiausių dalykų. Tai iš esmės dažniausiai šita programinė įranga į mūsų įrenginius patenka per phishingo būdu, siunčiamas kenkėjiškas nuorodas ar kažkokius priedus, kada būna attachmentas, priedas prie laiško ir paspaudus ant tos nuorodos arba parsisiuntus tą failą, tą dokumentą, programinė įranga yra įdiegiama naudotojų įrenginyje. Ir tuomet jau tie sukčiai turi prieigą prie jūsų sistemų, prie jūsų infrastruktūrų, galbūt gali jas naikinti, gali duomenis esančius jūsų įrenginiuose šifruoti, paskui prašyti išpirkos. Čia aišku gal labiau yra aktualu įmonėms, įstaigoms kažkokiams, kurios dirba su jautriais duomenim, tačiau bet kokiu atveju net ir mums kiekvienam, jeigu jūsų kompiuteriai yra gauta neteisėta prieiga ir jie yra naudojamasi kurį laiką, jūs galite ir net nepastebėti, bet gali būti sekama iš tikrųjų jūsų veiksmai internete, jūsų prisijungimo duomenys ir kiti dalykai, ir tuo vėliau gali būti pasinaudota. Aišku, sukelti finansinius nuostolius yra labai dažnas sukčių ir nusikaltėlių siekis. Tai dažnu atveju atsitinka, kuomet mes suvedam arba pateikiam savo banko kortelių ar sąskaitų duomenis, kažkokius prisijungimų duomenis. Taip jie gauna mūsų pinigus, kurių paskui gali būti sunku atsimti. Taip pat gali būti, kaip minėjau, prašoma pervesti pinigus netikroms organizacijoms, labdaros fondams ar dar kažkam, kur atrodo, kad tariamai yra tikrai tikras puslapis, kaip ir tos organizacijos, bet iš tikrųjų mes suvedam savo duomenis ir pervedam pinigus savo noru visiškai neaiškiem asmenim. Ir dabar paskutiniu metu labai plintantis yra kvietimas investuoti į tariamai pelningas neegzistuojančias platformas. Kada yra įtikinami žmonės, kad jie įvedę tam tikras sumas pinigų labai greitai uždirbs dar didesnės pinigų sumas. Ir žmonės tikrai savo santaupas atiduoda sukčiams tokiu būdu, tikėdami, kad toks labai greito praturtėjimo būdas yra galimas, bet iš tikrųjų, kaip aš mėgstu sakyti, nemokamų pietų nebūna. Jeigu kažkas atrodo, kad tai yra per gerai, kad būtų tiesa, tai greičiausiai ir yra per gerai, kad būtų tiesa. Ir jeigu kažkas sako, kad jūs labai greitai iš mažos sumos uždirbsite labai didelę sumą, jeigu tik pervesite ją į kažkokią platformą, praktiškai beveik kiekvienu atveju taip nebus, jūs tiesiog prarasite pinigus. Nusikaltėliai gali siekti ir turėti prieigas prie mūsų paskyrų, kada mes suvedame į savo duomenis vartotojo vardą ir slaptažodį į netikras svetainės. Sukčiai gali pradėti stebėti jūsų asmeninės paskyras, socialinės medijas, elektroninius paštus, tos pačias bankų sąskaitos ir vėliau ypatingai socialinės medijas ar kažkokius kitus jūsų kontaktavimo būdus su artimaisiais gali pradėti naudoti jūsų asmeninės tas paskyras bendravimui su jais. Taip pat jiems pradėti jūsų vardu siūsti nuorodas, kuomet jie paspaudžia ir jie suveda pasitikėdami, kad tai atėjo iš jūsų, atiduoda savo duomenis arba savo prisijungimus ir taip toliau ir panašiai. Ir aišku, paskutinis tai yra žala reputacijai. Reputacija yra svarbi ne tik įmonėms, bankams ir įstaigoms įvairioms, kad ir valstybinėms, bet ir mums kaip individualiems asmenims. Nes jeigu mūsų vardu yra siuntinėjamos kažkokios kenkėjiškos žinutės, rašomi socialinių medijų įrašai, kurie netitinka mūsų moralės ar mūsų įsitikinimų, arba netgi gali būti nutekinami privatus mūsų pokalbiai, kažkokios nuotraukos, tai bet kokiu atveju mažiausiai yra nemalonu, bet gali būti ir labai sunku paskui įrodyti, kad tai nebuvo mūsų pačių rašyti kažkokie įrašai, tekstai, ar nebuvo mūsų pačių tos nuotraukos asmeninės įkeltos į kažkokias viešas platformas. Na ir kaipgi tai yra daroma? Jau dabar žinom, ko yra siekiama, pakalbėkime apie tai, kaip yra siekiama. Na tai visų pirma, pagrindinė turbūt šiandienos tema ir pagrindinė mintis yra tai, kad kibernetinių atakų vienas iš pagrindinių ginklų yra psichologinis spaudimas. Kad yra pasinaudojama žmonių silpnybėmis, žmonių kažkokiais psichologiniais momentais,
ir jie yra įtikinami, priverčiami pasielgti taip, kaip paprastai galbūt net ir nesielgtų. Tai čia išrinkau keletą tokių psichologinio spaudimo metodų ar emocijų, kurias mums sukelia tam tikrą informaciją ir galim pasižiūrėti trumpai į šituos pavyzdžius. Tai visų pirma yra skubinimas. Šitas skubinimas yra turbūt dažniausiai atsikartojantis veiksnys, kuomet yra pabrėžiamas terminas, per kiek laiko jums reikia padaryti tam tikrus veiksmus, antraip jūsų paskyra bus užblokuota, antraip jūs prarasite kažkiek pinigų, antraip bus kažkokios kitos pasiekmes jums ir jūs turite paskubėti, nedelsti ir atlikti tam tikrus veiksmus. Tai kaip ir šitam pavyzdyje, jūsų paskyra bus užblokuota per 24 valandas. Spauskite nuorodą, išspręsite problemą. Problem tai čia ta gramatinė klaida, kuri irgi dažnai pasitaiko, tarkim, jeigu visas tekstas yra lietuviškai ir vienas kažkoks tai žodis yra parašytas kita kalba arba su klaida, tai irgi gali būti ženklas, kad kažkas yra negerai. Tačiau dirbtinis intelektas iš tikrųjų labai padeda sukčiam šitą vietą, nes gali pataisyti tekstus, gali rašyti didelius kiekius tekstų, kurie yra be gramatinių klaidų, net ir lietuvių kalba. Taip kad šituo turbūt jau nebereikėtų labai kliautis, tačiau tas tikrai dar atsitinka kartais, kad matome tokį vieną žodį išskirtą visoje žinutėje kitokį. Taip, tai jūs iš tikrųjų užėję ant tos nuorodos, netgi nepaspaudę nuorodos, galite matyti, kad nuoroda yra netikra. Taip, pabandysiu tai pademonstruoti. Štai jūs tiesiog užėję su pelyte ant nuorodos matote, kad tai yra neveda į paskyros pasikeitimą. Čia aišku, dabar yra tik tai pavyzdys, bet dažnu atveju tai būtų tikrai labai keista nuoroda, kuri nesusijusi su tuo, apie ką yra kalbama. Taip, o kita emocija ar kitas būdas psichologinio spaudimo, kurio yra dažnai naudojamas, tai yra baimė. Sukelti žmogui baimę, gąsdinti žmogų pasiekmėmis ir dažnai tai yra pasitelkiamas kažkokios tai teisinės pasiekmes. Tai tarkim čia gaunate įspėjimą, SMS, e-mailą, nežinau, netiek svarbu, kad jūs važiavote tam tikrų maršrutų šitą dieną ir nesumokėjote už bilietą ir dabar jau turite susimokėti baudą 60 eurų. Jeigu nesumokėsite šios baudos, vėlgi skubinimas per 48 valandas, suma padidės iki 120 eurų. Gali būti dar pridėta ir papildomas kažkoks teisinės pasiekmes, tarkim, jūsų bylą perduosim antstoliams. Na tai žinoma, kad tokią žinutę gavę, mes turbūt būtų idealiu atveju pagalvoti, ar aš tikrai važiavau tuo maršrutu tą dieną, ar aš tikrai galėjau nesumokėti už bilietą ir ar šituo kanalu tokią informaciją man gali siūsti. Bet kokiu atveju mes norim išvengti tos baudos didesnės, norim išvengti teisinių pasiekmių ir išsigandę tikrai galima paspausti ant nuorodos, vėl pasitikrinę tą nuorodą, matytumėm, kad jinai nėra kažkokia tai tikra, kad tai nėra įstaiga, kuri administruoja bilietus ar baudas, bet kokiu atveju gali būti, kad suvesime savo duomenis ir sumokėsime tą sumą, kuri nueis visiškai ne už baudą. Godumas, jau minėjau, konkursus, nuolaidas, įvairias akcijas ir panašiai. Paspauskite čia ir atsimkite jums priklausantį iPhone'ą, nusipirkite kažką su labai didelė nuolaida ir panašiai. Tai tokių žinučių tikrai gaunam daug ir čia įdėjau vieną tokį pavyzdį, kur yra keli dalykai, kurie turėtų būti įtartini. Tai visų pirma, sveiki gerbiamas ponas, ponia. Jeigu jūs laimėjote prizą, tai greičiausiai jau bus įrašytas šioje vietoje jūsų vardas, o ne tiesiog ponas, ponia. Taip, jums labai pasisekė, jūs gausite 1000 eurų dovanų kuponą, norėdami jį atsimti, paspauskite čia, bet privalote paskubėti, o kaipgi kitaip. Ir jeigu jūs neatsimsite šio prizo iki tam tikros dienos, jis bus perleistas kitam laimėtojui. Na, čia tikrai labai yra keista, nes normali kažkokia įstaiga, loterija ar kažkokia parduotuvė internetinė tikrai neperleidinėtų to prizo kažkam kitam. Jeigu jūs esate laimėtojas, tai jūs esate laimėtojas. Ir čia turbūt yra labai svarbu atsiminti, kad negalit laimėti loterijai, kurioje nedalyvavote. Tai jeigu jūs nedalyvavote šitos parduotuvės ar šitos įmonės kažkokiam rengiamam konkursą, tai kaip jūs galėjote tapti laimėtojai? Bet net jeigu ir dalyvavote, vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį į būtent šitos ženklus, kuriuos aš ką tik paminėjau ir
tokiu atveju tikrai susisiekti su pačia parduotuve, su ta platforma ir pasitikslinti, ar tikrai jūs laimėjote. Tai gali būti ir socialiniuose tinkluose, kuomet žinomi žmonės prašo pakomentuoti kažką ir jums atiteks prizas. Tarkim, nežinau, turi kažkokią tam tikras kosmetikos priemonės ir dabar pakomentuokite, kaip jūs jas panaudotumėte, ar kodėl jums jų reikia ir vieną išrinksime laimėtoją. Ir kažkas gali susikurti to žmogaus paskyrą netikrą ir informuoti jūs, kad jūs laimėjote ir turite pateikti tam tikrus duomenis. Tai dėl to irgi reikėtų būti tikrai labai atidiems ir jeigu jau gavote tokią žinutę, tai pasitikrinti su tikruoju to žmogaus profiliu ir pasižiūrėti, dažnai ir tam konkurso skelbime būna aprašyta, kaip informuosime laimėtojus ir naudotis būtent tais tiesioginiais kanalais. Na ir dar vienas yra smalsumas. Smalsumo tenkinimas, kada yra užduodamas tam tikras klausimas, paprovokuojamas šiek tiek, tarkim, kaip ir šituo atveju, ar tai jūs šiame vaizdo įraše. Sveiki, vardas, gal nėra vardo, gali būti tai tikras jūsų vardas. Tarkim, tokia žinutė ateina iš socialinio tinklo administracijos tariamai ir parašta, kad plinta įrašas, jau žmonės komentuoja, pasižiūrėkite tą įrašą ir veikite kuo greičiau, kad galėtumėt jį ištrinti ar kad galėtumėt kažką tai pakeisti. Jeigu tai atėjo iš socialinių tinklų ir jūs įtarėte, kad tikrai gali būti kažkoks tai įrašas, kad plinta, tiesiog prisijungiate prie to socialinio tinklo ir pasižiūrite, ar yra jūsų paminėjimų, ar yra pasidalinimų, ar tikrai yra komentarų. Ir tada galite imtis veiksmų jau tiesiogiai socialinėme tinkle su socialinė tinklo administracija, o ne per kažkokias papildomas nuorodas ir panašiai. Ir aišku, visos šitos žinutės gali būti siunčiamas nebūtinai elektroniniu paštu ar SMS ar panašiai, tai gali būti ir reklamos, iššokančios reklamos arba integruotos reklamos websaituose, kažkokiuose puslapiuose. Gali būti ir tam tikros aplikacijos, kurios tampa labai labai populiarios. Pavyzdžiui, smalsumu pasinaudojant visai neseniai plito tokia aplikacija, įkelkite savo nuotrauką, pažiūrėkite, kaip atrodysite senatvėje, ar kaip jūs atrodysite už 50 metų, tiksliai neatsimenu, koks tam buvo kvietimas, bet tikrai labai daug žmonių parsisiuntė tą programėlę vedini smalsumo ir dalinosi tomis savo nuotraukomis, bet mes tikrai nežinome, ką mes atidavėme savo duomenis, ką mes atidavėme savo vaizdą, savo atvaizdą ir kur jisai bus toliau naudojamas. Taigi tikrai reikėtų išlikti smalsiems, žinoma, tai yra labai gera žmogiška emocija, bet neleisti ją pasinaudoti kitiems, kuomet jie gali kažkokį turėti kitų kėslų, kitų tikslų. Na ir dar vienas dalykas, ką privalom aptarti šitai temai, tai yra autoriteto naudojimas, tariamo autoriteto naudojimas, siekiant išgauti iš jūsų pinigus, informaciją ar prieigas prie sistemų. Tai yra žinutės iš autoritetingų institucijų. Ir kai mes gauname žinutes iš autoritetingų institucijų, iš autoritetų, kaip čia matote keletą pavyzdžių, visi aišku, gal tikri pavyzdžiai, tai paštas, tai valstybinė mokesčių inspekcija, tai yra bankas, tai visi tikrai autoritetingos tokios įstaigos. Mūsų smegenyse vyksta psichologiniai, neurologiniai procesai, kurie sukelia tam tikras reakcijas. Šitas žinutės vėlgi naudoja tam tikras emocijas, jos sukelia baimę, skubos jausmą ir autoritetų poveikį. Taigi mūsų smegenys reaguoja į tą grėsmę, tariamą grėsmę. Ir kai smegenys reaguoja į grėsmę, yra nuslopinamas racionalus mąstymas. Mes gavę tokią žinutę norime kuo greičiau išvengti tariamo pavojaus. Tai baudos, kažkokių atjungimų, netekimo prieigos ar dar kažko. Tikrai gali būti įvairiausių dalykų, arba netgi gali būti tai nebūtinai ir kažkoks tai blogas dalykas, bet ne toks blogas kaip bauda, bet gali būti, kad iš pašto ar kažkokio kurjerių įmonės ateina žinutė, kad atsiimkite savo siuntinį kuo greičiau. Tai vėlgi sukelia tą skubėjimą, tokį jausmą, tai gal nėra tokių sudėtingų, kenksmingų pasiekmių, bet vis tiek smegenys reaguoja vienodai. Reikia išspręsti greitai problemą, reikia išvengti pavojaus ir racionaliai mąstyti pasidaro sudėtinga. Kadangi mes vis tiek patiriam didesnį ar mažesnį stresą, išsiskiria hormonai, kurie sumažina mūsų smegenų gebėjimą analizuoti situaciją. Ir šiaip žmonės, mes visi esame linkę pasitikėti autoritetais, pasitikėti tomis institucijomis, policija, ta pati mokesčių inspekcija, mūsų bankai. Ir
Ir tiesiog jau gavę tokį pranešimą, gavę tokią žinutę, imti ir atlikti tą veiksmą ir padaryti taip, kaip yra, ko yra prašoma. Tačiau yra tikrai keli būdai, kaip galima atskirti ir suprasti, kad šitos žinutės ar laiškai yra ne iš tų institucijų. Visų pirma, matote puikiai, kad visa šita žinutė sieja vienas bendras vardiklis, tai yra keistas kažkoks nežinomas siuntėjas. Tarptautinis numeris, aišku, nebūtinai gali būti ir lietuviškas, bet labai dažnai atveju tai būna tarptautinis telefono numeris, iš kodo galite atspėti, kurio jūs net pažįstate. Ir siuntėjas prisistato mums žinomos įmonės ar įstaigos vardu, bet numeris neatitinka oficialaus. Jeigu patikrintumėte šitą numerį ar kažkokį kitą, iš kurio ateina žinutė su Lietuvos paštu, tai niekur nerastumėte tokio numerio priskirto Lietuvos pašto institucijai. Kaip minėjau, šitos žinutės dažnai bando sukurti skubos jausmą. Jeigu nepateiksi duomenų, užblokuosim sąskaitą. Jeigu neapmokėsit sąskaitos per tam tikrą laiką, jūs turėsite skolą. Jūs laimėjote prizą, kuo skubiau privalote jį atsiimti. Reikėtų atkreipti dėmesį į gramatinės klaidas, apie tai jau šiek tiek kalbėjom, kad jos darosi vis retesnės ir retesnės, tačiau jų vis tiek gali pasitaikyti, ypatingai elektroniniuose laiškuose, kurie ateina su paveldėjimais ir panašiai, tikrai gali. Yra labai daug juokingų įvairių atvejų, iš kurių galima pasijuokti, jeigu jie nesukelia kažkokios grėsmės ar žalos. Bet vėl, dar vienas turbūt dalykas, į ką reikėtų atkreipti ir kas dėmesį ir kas visose šiose žinutėse yra vienoda, tai yra neįprastos nuorodos. Tarkim, post.lietuvos.com tikrai negalėtų būti Lietuvos pašto oficialus kažkoks tinklapis ir nuoroda, ir tai pasitikrinti taip pat galima tiesiog pabandžius susivesti Lietuvos paštas domenai, Lietuvos paštas telefono numeriai, visa ta informacija yra vieša ir galima pasitikrinti, ar tikrai tai yra jų kontaktiniai duomenys, nes gali būti, kad jūs gausite žinutę iš banko. Gali būti, kad jūs gausite, tikrai mes gauname žinutės iš kurjerių, kad ateikite atsiimti savo siuntinio. Ir dabar ypatingai artėjant šventėms, tai tikrai yra daugybė siuntinių siunčiama ir daug tų žinučių gausim ir juose gali būti nuorodos. Bet visą tą informaciją galima pasitikrinti kitame šaltinėje, atsidarius atskirą puslapį, įsivedus kurjerių, paštų ar institucijų duomenys ir nepaspaudus ant tos nuorodos pamatyti, ar tai yra tikra žinutė, ar tai yra tiesiog sukčiai bandantis išgauti iš mūsų pinigus ar asmeninę informaciją. Turbūt dar vienas dalykas, ką labai svarbu įsiminti, tai kad jokia oficiali įmonė, jokia institucija niekada neprašys pateikti asmeninius duomenis telefonu arba paspaudus ant nuorodos juos suvesti. Taip tiesiog niekada nebūna. Tai jeigu gaunate tokį prašymą ir net jeigu jis atrodo kažkiek tikroviškas, visuomet susisiekite su ta įmonė, su ta įstaiga ir pasitikslinkite, ar tikrai jūsų prašo pateikti šitos asmeninius duomenis, ar tikrai jų jiems reikia ir ar tikrai per šitą nuorodą tai reikia padaryti. Greičiausiai, kad tai tikrai nebus ta situacija. Taigi, svarbiausia kibernetinio saugumo dalis, svarbiausias įrankis yra mūsų smegenys, mūsų kritinis mąstymas, mūsų racionalus mąstymas ir situacijų analizavimas, nepasidavimas toms emocijoms, apie kurias kalbėjau, ir sustojimas, įvertinimas situacijos, veiksmų apskaičiavimas, kiekvieną žinutę, pranešimą, pasiūlymą, kad ir koks jis viliojantis, reikia įvertinti kritiškai. Labai geras yra patarimas turbūt su kažkuo pasitarti, parodyti tą žinutę, paklausti, kaip tau atrodo, ar tu manai, kad čia tikrai gali būti, kad aš laimėjau tą prizą, arba ar tau tai buvo, ar tikrai ir tavo bankas prašė ten kažką įvesti ir panašiai. Kaip minėjau, oficialios įstaigos niekada neprašys jūsų suvesti asmeninių duomenų, paspaudus ant nuorodos arba paskambinę telefonu. Jeigu gaunate kažkokią skubinančią žinutę iš autoritetingų įstaigų ir asmenų, būtinai pasitikrinkite susisiekę kitų būdų, susisiekę per jų oficialų telefono numerį ar per jų website pasitikrinę tą informaciją. Lygiai taip pat ir su socialiniais tinklais. Prisijunkite prie paskyrų, oficialiai autentikuokitės ir pasitikrinkite tą informaciją, ar neatsikartoja. Kaip minėjau, svarbu atsiminti, kad jūs negalite laimėti loterijų, kurioje nedalyvaujat. Ir jeigu kažkas atrodo per gerai, kad būtų tiesa, tie patys laimėjimai, prizai, nuolaidos ar kažkokios investavimo galimybės, greičiausiai tai yra per gerai, kad būtų tiesa. Taigi, jeigu nepamiršim, kad daugiausiai kibernetinio atakų nutinka dėl žmogiškųjų klaidų, dėl mūsų klaidų ir būsime budrus, manau, kad tikrai labai daug šitų atakų bus galima išvengti ir tą silpnosios grandies statistiką visi kartu bendrom jėgom galim pagerinti.
Bet žinoma, kaip minėjau, kibernetinis saugumas nėra vien tik tai žmonės, tai nėra vien tik tai psichologinio spaudimo kažkoks atrėmimas ir savo emocijų suvaldymas ir skubos suvaldymas, bet yra ir techniniai dalykai. Vis tiek tai yra susijęs su technologijom ir mes turim imtis tam tikrų ir techninių priemonių, kad apsaugotumėm savo paskiras, savo įrenginius ir kad sumažintumėm riziką tapti phishingo ar socialinės inžinerijos auka, nes vis tiek bet kokia atveju yra du veiksniai. Kažkaip yra paveikiamas žmogus, kuris tuomet atiduoda prisijungimus ar kažkokias kitas prieigas prie mūsų techninių dalykų. Taigi, parinkau keletą patarimų, kuriais galima pasinaudoti tam, kad susimažintumėm tas rizikas, kad net jeigu ir kažkas atsitinka, tai vis tiek būtų labai sunku pasinaudoti mūsų tais atskleistais duomenim. Tai visų pirma, slaptažodžiai. Apie tai galim kalbėti turbūt atskirą valandą, bet tai yra viena iš pagrindinių spragų. Žmonės vis dar naudoja trumpus, pasikartojančius slaptažodžius, jie yra lengvai nuspėjami. Slaptažodžius irgi jau nėra taip, kad sėdi ir spėlioja žmogus. Gali tai būti, bet praktiškai niekada nėra. Tai yra kompiuteriai, tai yra mašinos, kurios pagal tam tikrus algoritmus tikrina žodynus, tikrina dažniausiai pasikartojančius slaptažodžius ir juos atspėja, tuomet gali pritaikyti ir kitoms jūsų paskyroms, jeigu jūs naudojate tą patį slaptažodį daugam. 81% duomenų pažeidimų yra susijęs su silpnais slaptažodžiais. Ir mes žmonės esam tingus, mes tikrai esam linkę pernaudoti tą patį slaptažodį kelioms paskyroms. Google atliko tyrimą ir jų duomenimis 65% vartotojų vis dar naudoja tą patį slaptažodį kelioms paskyroms. Tai reiškia, jeigu kompiuteris žmogus, nesvarbu, nulaužė, sužinojo jūsų vieną slaptažodį į elektroninį paštą, tai su tuo pačiu gali prisijungti ir prie jūsų socialinių medijų, prie jūsų kažkokių darbinių, ar ten mokyklos, ar universiteto paskyrų, prie bet ko, jeigu jūs naudojate tą patį slaptažodį. Tam, kad šiek tiek sumažinti tą riziką, prie slaptažodžio reikėtų pridėti ir dar vieną prisijungimo faktorių, tai tą vadinamą antrąjį faktorių. Tai yra papildomas apsaugos sluoksnis, su tuo tikrai esate susidūrę, kada prisijungimui neužtenka įvesti vartotojo vardą, bet reikia dar ir slaptažodžio, bet reikia padaryti ir dar kažkokį veiksnį. Tai gali būti patvirtinimas SMS žinute, gali būti autentikavimosi programėlė, gali būti, kad reikalingi jūsų biometriniai duomenys, tarkim, piršto antspaudas ar dar kažkas. Tai šitas antras faktorius yra labai laisvai plačiai prieinamas tiek elektroninių paštų tiekėjų, tiek socialinių medijų, bankų, tai jau vienareikšmiškai turbūt visi turime tą antrą faktorių ar net ir trečią kažkokį faktorių susidėgę. Ir panašiai. Tai kai kurios platformos, kai kurie tiekėjai reikalauja to privalomai, kai kurie ne. Tai ten, kur tai nėra privaloma, tikrai rekomenduoju pasidomėti ir pabandyti susidėkti šitą papildomą apsaugos priemonę. Programinė įranga mūsų ir aplikacijos įvairios telefonuose, kompiuteriuose, jas privaloma atnaujinti kuo greičiau, kai tik tai gaunate pranešimą, kad yra išėjusi nauja versija. Dėl to, kad tai nėra tik tai nauji kažkokie tai funkcionalumai ar pasikeitusios spalvos ar išdėstymas ar dar kažkas, bet tai didelė dalimi yra pašalinamos ir žinomos saugumo spragos. Tai jeigu tos spragos yra žinomos programinės įrangos kūrėjams ar aplikacijų kūrėjams, jos yra žinomos ir kitai pusiai, ir hakeriams, ir jomis tikrai bus pasinaudota. Tai jeigu jūs atsinaujinate savo programinę įrangą ir tos spragos jums nebėra aktualios ir jomis nebegalima bus pasinaudoti, norint jūs atakuoti. Na ir dar vienas dalykas, į ką reikėtų labai atidžiai pasižiūrėti, tai yra, kuomet tose pačiose nuorodose, kada jas tikrinate, arba šiaip, jeigu naudojatės kažkokiais tai servisais internete, pasižiūrėkite į svetainių adresus, į tą linką nuorodą. Jeigu tai yra HTTPS, o ne tik HTTP be S raidės, tai rodo, kad svetainė naudoja šifravimą ir jinai jau yra saugesnė. Tai ypatingai, jeigu kažką perkate, jeigu kažkur vedate duomenis, jeigu, nežinau, praktiškai visada, bet kokiu atveju, bet ypatingai, jeigu užėjus į ten nuorodas, kur jūs kviečia paspausti ir kažkokius atlikti veiksmus ir ten yra tik HTTP, tai tikrai yra labai akivaizdus ženklas, kad kažkas su svetainė yra negerai. Ir paskutinė tema, kurią sakiau, skirsiu šiek tiek dėmesio, nes aš manau, kad jinai tikrai yra mums visiems labai aktuali. Tai pasižiūrėti, kaipgi atrodys ta darbo rinka už kelių metų, kai jūs į ją įžengsite ir kurioje mes vis dar turėsime būti.
Realybė ta, kad mes tikrai nežinom, kaip jinai atrodys ir niekas nežino. Yra manoma, kad apie 70% darbų, kurie egzistuos jau už kelių metų, už 5-6 metų, šiandien jų dar net nėra. Tai reiškia, kad tai, ką mes dirbsime, mes dar nežinome, netgi kas tai bus ar kokioje srityje. Ir aišku, tai yra labai paprasta suprasti, nes jeigu pagalvosime apie tai, kai aš baiginėjau mokyklą, tai tokių specialybių, aš dabar esu informacijos saugos vadovė, tokio dalyko aš nebuvau girdėjusi tikrai. Kibernetinio saugumo specialistas ar analitikas. Aišku, gal tie žmonės ir buvo ir kažkas tokius darbus dirbo, bet tai tikrai nebuvo mūsų siekiamybė ar svajonė, ar mes net nežinom, kad tokios profesijos egzistuoja. O dabar jų yra labai daug ir vis dar trūksta. Tai lygiai taip pat ir dideliai daliai dabartinių 12-okų ar žmonių, kurie baiginės neužilgo mokykloje, rinksis profesiją. Ta profesija, kurią pasirinksit, ar kažkas, ką mokysitės universitete, ar kitoje įstaigoje, ar įgysite žinių, tai nebus tai nebus pabaiga. Pabaigus mokyklą, pabaigus universitetą, išlaikius egzaminus, mums neužteks to, mums reikės mokytis visą gyvenimą. Ir tai taps turbūt pagrindinė vertybė, turint omeny, kad reikės persikvalifikuoti ir pradėti dirbti darbus, kurie dabar neegzistuoja. Dar vienas labai įdomus faktas ar manimas, spėjimas yra tai, kad dabartinių 12-okų karta per savo gyvenimą gali karjerą pakeisti 5-7 kartus. Tai ne darbą, ne įmonę, o sritį, karjerą gali pakeisti 5-7 kartus. Tai yra tikrai labai daug ir tai tik dar kartą parodo, kad daug svarbiau bus mokėti, mokytis visą gyvenimą, o ne įgyti tam tikras žinias, profesiją ir visą laiką jau tuo naudotis. Tai man atrodo, kad labai norint pasiruošti tai nežinomybei, yra svarbu paklausti savęs, tai kokiegi tie gebėjimai ir savybės bus naudingi, ką reikėtų ugdytis jau dabar, kad būtume konkurencingi toj nenumanomai darbo rinkai. Ir tuo pačiu turbūt yra naudinga paklausti ir ko negali dirbtinis intelektas. Nes turbūt visi girdit, kad darbus atims dirbtinis intelektas, tam tikrų specialybių nebereikės, nes bus dirbtinis intelektas. Bet yra dalykų, kurių dirbtinis intelektas dar kol kas negali arba negali taip daryti tobulai, kaip daro žmogus. Tai čia parašiau keletą tų gebėjimų ir savybių, kurios aš manau, kad jau dabar yra kertinės šalia žinių ir įgūdžių, kuriuos mes įgyjame tam tikroje srityje ar profesijai. Tai visų pirma yra labai svarbu mąstyti kūrybiškai ir gebėti kūrybiškai spręsti problemas, komunikuoti, kalbėti viešai, pasitikint savim ar šiaip pasitikėti savimi. Komandinis darbas tikrai niekur nedings. Gali būti, kad mūsų komandos nariai bus ne tik žmonės, bet ir dirbtinis intelektas bus dalis mūsų komandos, tačiau bet kokiu atveju reikės sugebėti dirbti tiek su skirtingais žmonėm, tiek su skirtingom technologijom ir lyderiauti, priimti sprendimus, gebėti dėrėtis, nustatyti ir nusistatyti tikslus, valdyti laiką, vertinti rizikas ir turėti gerus verslo finansinio raštingumo įgūdžius. Čia dar būtų galima, aišku, pridėti ir šiandienos temą, tai kibernetinio saugumo įgūdžius, medijos įgūdžius ir panašiai. Tai yra tokie dalykai, kurių kol kas dirbtinis intelektas negali pilnai pakeisti žmogaus ir kurie yra tikrai labai svarbus įvairiose profesijose ir darbose. Tačiau dar vienas dalykas, ko negali dirbtinis intelektas, tai yra sapnuoti ir svajoti. Tai aš jums visiems linkiu drąsiai svajoti apie savo ateities profesiją, svajoti apie įdomų ir prasmingą gyvenimą ir taip pat nepamiršti išlikti budriems ir galbūt pasinaudoti ir keletą iš mano šiandien pateiktų patarimų. Ačiū visiems labai, kad klausėt. Čia yra mano LinkedIn nuoroda, jeigu naudojate šito socialinių tinklų, tai susijunkime tenais ir galėsim pratęsti šios pokalbius.